Ši vaizdo juosta nėra filmas bendrai apie partizanus. Tai tik iš keliasdešimt tūkstančių vieno partizano Vyčio apygardos Vėtros būrio vado Broniaus Jospaičio prisiminimai. Kad ateinančios kartos ne tik pamatytų laisvės kovotojų ir kankinių nuotraukas, ar perskaitytų jų prisiminimus, bet tai išgirsti bent vieną kitą kalbantį po daugelio metų. Vyčio apygardos Vėtros būrio vadas Bronius Jospaitis. Katalikiško laikraščio 21 amžiaus priede 2011 metų vasario mėnesio pirmame numeryje Sidabrinė gija žurnalistas Bronius Vertelka straipsnyje patyręs daug skaudžių gyvenimo smūgių rašo: Vyčio kryžiaus ordino komandoro kryžiumi apdovanotas Bronius Jospaitis 2010 metų gruodžio 5 dieną minėjo 85 metų sukaktį. 1944 metais prieš Kalėdas Bronius išėjo pas partizanus. 1951 metų kovo 14 dieną mūšyje netoli Krekenavos būrio vadai Bronių Jospaitis suvarpė 7 kulkos. Paėmė be sąmonės ir numetė Ramygalos aikštėje. Daugiau nei po savaitės atgavo sąmonę Panevėžio ligoninėje. Pervežta į šaulius, ėmė kviesti į tardymą. Būdavo pastato ant taburetės, o antrankiai surakintas rankas pakabina ant kablio. Išmuša taburetę iš po kojų, po padais patkiša degančią elektros plytelę. Kai riesdavo padus, gaudavo lazdų per juos. Atsigaudavo užpiltas vandenin. Taip tardant, pildavosi kraujas iš nosies ir gerklės. Žinojo sovietiniai tardytojai, kaip mušti. Bronius neprisipažino kaltu, partizanaudamas gynė savo tėvynę nuo įsibrobėlio. Po mūšio ji sunkiai sužeista ir atrodusi jau nebegyva, su kitais nukautais partizanais atvežė į Ramygalos miestelį ir numetė aikštėje. Pro šalį ėjo keli stribai ir vienas rusų karininkas. Stribai jau norėjo kojomis laužyti žuvusių partizanų krūtinės. Rusų karininkas pastebėjo, kad ant vieno partizano veido
nėra sniego. Buvo žiema. Jis suprato, kad šis partizanas gyvas. Paėmė jį ir nuvežė į Panevėžio ligoninę. Ten jį atgaivino. Tai buvo Bronius Jospaitis. Taip jis išliko gyvas. Su žalios šakelė nuvytus, palaužta nelygioje kovoj. Daug pavasarių miškas kabėjo, nuo trankių partizanų dainų. Bus diena šluostis vyrai suėję, vargo dulkes nuo savo veidų. Bus diena šluostis vyrai suėję, vargo dulkes nuo savo veidų. Vaikystė ir pradžia jaunystės. Gimęs esu Ramygalos parapijoje, tada buvo Ramygalos valsčius, prie Maisų kaime. Ūkininko šeimoje. Mama buvo giliai religinga, ir tėvukas taipogi. Šeimoje tuo laiku dar elektros kaime nebuvo, būdavo žibalinės lempos. Ilgais rudens vakarais ir žiemos metu pritemaudavo ir dažnai mama pasakodavo iš pirmo pasaulinio karo 18 metų, kaip savanoriai mūsų čia Užkalnių kalnus su bolševikais susirėmė. Vieną sužeidė Čepurną, tokiai prašė, atsitraukdami lietuviai savanoriai, prašė, kad moterų jūs ar negalėtumėt paimti, kadangi jie neturėjo galimybės paliko. Ir va tas tokie pasakojimai mamos apie pirmąjį pasaulinį karą, apie savanorių kovas dėl nepriklausomybės Lietuvos. Vaikiškose širdyse vis tik tas labai gilų pėdsaką tokį padarė. Vėliau jau mokykloje einant teko daug skaityti, mėgdavau knygas. Šeimoje visi mėga knygas. Ir tėvukus neleisdavo atskirai skaityti. Vakarais parsinešdavome, buvo apie savanorių, buvo knyga stora, tokia 800 puslapių, savanorių žygiai, 2 tomai, savanoris. Tai visos kovos aprašytos apie 18-19 metų, reiškia, savanorių kovos dėl nepriklausomybės. Tėvukus visuomet sakydavo, kam, kodėl jūs patylė skaitat. Vien skaitykit, baisi. Ir jie, ir tėvams, kaip sakant, įdomu tasai. Kiti darbą, va, turės, pamokos paruoštas. Tai vėliavutė, tai botagą nuvyst vaikams tokios darbelius visuomet jau duodavo tėvai. Jie viskas abie pavargo tą skaitydams, pasikeiskit, skaitykit. Bet balsiai, kad visi girdėtų, kad reikėtų kiekvienai atskirai kiekvienam tas knygas versti. 6 skyrius baigiau ir laikiau egzaminus į 2 klasę, 2 klasę. Buvau praėjęs, 3 klasėje, kada užėjo bolševikai, tokia nesantaika su ta jaunimo vienu žodžiu, žydeliais tais ir buvau pašalintas, kaip buožės vaikas vienu žodžiu, kad įtakoju kitus, kaip neteisinga dvasia įtakoju kitus moksleivius, apkartina viskas. Vokiečiai kvietė kartu trauktis, bet buvę karininkai kapitonas Krištaponis, Vaitelis, sako, už vokiečius mums nėra tikslo galvą valdyti. Liksim čia, reikalingi būsim, reiškia, partizaniniam karui.
Nes visi tikėjo, kad baigsis karas ir turės atsitraukti rusai palikti Lietuvą laisvą. Tai čia dagiausi, kaip sakant, ir buvome lygiai, kad sudaryti iš karto branduolį kariuomenės, kad pasitrauks, bus jau priversti pasitraukti rusai iš Lietuvos, kad apginti vienu žodžiu, atstatyti Lietuvos nepriklausomybę. Šitas viltis, kad greitai tas bus po karo, daugumoje, reiškia, lietuvių jaunuolis paskatino eiti į miškus, neiti, reiškia, tarnauti kariuomenę. Ir rusų kariuomenę neiti ir slėptis nuo viso. To jau po karo buvo, dar karui tebevykstant jau valsčių miesteliuose buvo saugumiečių čekistų sukurti vadinami soldatai istrebitelnovo batalioną, taip parašydavo ant jų dokumentų. Ir vėliau, reiškia, išvertė, kad tai liaudės gynėjai, kad šitą tie liaudės daugiau jau žmonių buvo minimi skrebais, kadangi jie daugiausiai ten subėjo tokie asmenys, džemos moralės, jokai tokie tinginiai ir pasinaudodami tuo eidavo per kaimus, pas ūkininkus, imdavo maistą, viskas dar nors partizaninį judėjimą dar iš karto iki mobilizacijos juk nebuvo tokių, kurie pasitraukė, kai jau buvo. Tai kariuomeniai ten vokiečiai ką nesirodė, bet į mišką neėjo. Nes kada jie pradėjo tiesiog terrorizuoti gyventojus, mūsų apylinkė Masiauko kaime sužeidė, važiuodami girti ant laukų dirbantį pamatė, tokį Masiauką Rapolą. Ir ėmė šaudyti, sužeidė. Įsidėjo, nuvažiavo, reiškia, įsidėjo į vežimą, jam tik tas buvo, čia kairės kojos sidinė peršauta, šlaunis. Tai jie girti, tie skrebai, ten buvo toksai Tribušauskas, Kusmočis, tiek badė peilio, kol nubėžė 1,5 kilometrą į Ramygalą nuo tos vietos, jį užbaigė, bet dar gyvybė buvo. Tai rusų aviacijos karininkas kažkoksai į mašiną liepė ir Panevėžį nuvežė į ligoninę. Na, jis mirė, neišlaikė toliau. Kada tėvas nuvažiavo, pasakė jau Kalavoną atsiimti, po karo buvau, tai ir ant minų susisprogdinusių lavoninė įvairių lavonų buvo. Jis savo sūnaus negalėjo atpažinti. Tiek subandyti, supjausiot, sveiks, visą. Ir tik krikštatėvis pasakė iš tai, kad pakinkli buvo dėmė tokia nuo prigimties, pagal tą tik atspėjau tas. Ir vat šitokis elgesys jau parodė, kad eiti pasipriešinimo kovą. Prasideda nelygi partizaninė kova už Lietuvos laisvę. Aš išėjau 44 metais partizanauti, būdamas 19 metų, ant 20. Viskas. Sužeidė mane jau 25 metų amžiaus. 51 metais, 26 metų buvau amžiaus. Ir 51 metais kautynėse Glitėnų apylinkiai, ten kaimelio to. Koks rajonas? Ramygalos rajonas, Krekenavos valsčiuose, bent valsčiant įmant. A tuo laiku buvo Ramygalos rajono ribos, o tenai Glitėnai. Tame mūšyje daug dalyvavot? 18 mes mūsų reiškia. Buvot išduoti?
Taip, buvom išduoti. Ir sužinojom, kad čia Krekenavos tam pušynė, kur dabar Subrynas, kapitonas Eitmanavičius organizuoja partizanų būrį. Ėjo miškas, spygliuotis, viskas. Ir čia mes įsijungėme į tą organizuotą būrį, pasistatėm žemynis, dabar yra to žemynės viena atstatyta, apkasus gynybinis apsikasėm, jebent užeitų, taip sakant, saigiai, kad iš apkasą jau buvo zigzaginiai iškasti ir gynybos tokie apkasai, kurie bent trumpą laiką galima juos gintis. Iki vakar, kaip sakytau, dienos metu judėti yra pavojinga, jau vakaras lauks, reiškia gali trauktis jau iš to miško. Tai vat, tam, toj stovykloje mes buvome virš 130 ir 138, 36 būna, išeina va toksai kiekis žmonių. 5 žeminės buvo pastatytos, kulkasvaidžių dengti lizdai, statėm zigzaginiai apie visą tą stovyklą buvo iškasti zigzaginiai apkasai, gynybiniai. Ir iš tų žeminių tiesiog į apkasus ir aplink visą teritoriją galėjai apeiti, apibėgti. Tai apkasai vienas gilus buvo, 1,30 m gilio iškasti. Ir ten mes išbuvom iki pabaiga balandžio buvo paskutinės dienos ir kovos jau pradžia. Prieš tai buvom mes įsiųsti ryšiui sudaryti savo Krikštaponius, kapitonis Krikštaponis pradėjo organizuoti apygardą. Partizaninį dalinį reiškia. Tai buvom pasiųsti 3, mes ėjom į susitikimą pas kapitoną Krikštaponį. Kur nelaimiai, mes naktį nuvėjom ten. Kapitonas Krikštaponis nuvyrė, sako, jūs išvargė, gulkit, pailsėkit, rytą pasikalbėsim. Viskas. A tam rytą, anksti rytą, kaip tik buvo puolimas. Jau buvo išduota ta jų stovykla, o ten buvo virš 50 žmonių pas kapitoną Krikštaponį jau ginkluoto ir puolė. Tai taip ten apie 6 virš valandos kautynės vyko. Žuvo pats kapitonas Krikštaponis ir 21 kokios tada žuvo to būdo partizanų. Man rūbus taip sukapojo, kad aš jau nei mylinės negalėjau dėvėti, turėjau mesti viską. Ir sakė, vėliau jau, kada aš išėjau pas vaitį, 12 šovinių beturėjau pakasvaidžiai. Eidami pas vaitelio, būdys vaitelio leitenanto. Ir kaip pasibaigė tas mūšis? Nu, mes veržėmės, jau po piet pradėjome veržimus, pradėjo, kai prasidėjo kautynės dar auštant su patamse. Po piet jau matom, kad čia blogai. Rusai ėjo tiesiog, rėkdavo. Ir jau naštikį. Durtavo susidėję ir bangom puldavo. A čiagi automatiniais ginklais, automatai. Ar 16 kulkasvaidžių pas mus. Ir jie eina Durtuvus atstatė. Pašaudo iš sunkiųjų kulkasvaidžių, pašaudo, jau jie kaip sugulė viskas ir rėkti. Ir jau, naštikį. A kurgi mes leisimės ant Durtuvų, pas mus į Durtuvų nėra. Automatais, tai kada ėmėm verštis, tai buvo krūvau. Po 5 padagiau atkrūvau lavonų tų prikrytė. Beprotybė prieš automatinius ginklus varyt kareivius ant Durtuvų. Durtuvų kautynės. Tai vat apie 6 valandas kautynės vyko. Ir kada mes jau veršėmės, savo palikom lavonus visus senais, bet veršiant kitus dar ant griovų tenais buvo kulkasvaidis, per griovį, kurie šauko, ten ar 7 žuvo irgi. Mes ramigaliečiai 3. Tai kiek įsiveržėt iš 56? Jis apie 16 kažkas išėjo.
Mes 3 ramigaliečiai, kurie buvom ryšio navėjai, visi gyvi išėjom. Kiti žuvo. Man buvo tiek, kad aš šiaulišką uniformą bėvėjau. Į kišenėlį buvo granata vokiška kiaušininė ir užrašų knygutė. Tai laimė, kad tiek arti prie kūno plėšta. Nuplėšta kišenė, iškritus tą granatą į knygutę, tas nuplyšusi kišenė tą šiaulių iš uniformos, iš viršaus kišenės prisiūtos. Taigi tokia, jei bent būtų į granatą kliūvė, sprogimas, iš karto jau gatavas. Bet vat laimė, kad tiek tarp kūno ir tą nuplišę tą kišenę, granatai nekliuvo, nesprogo. Tiek mano rūbai buvo su mylinė, kadangi mylinė, kad buvom atsigulę, diržą užsijosiu ant švarkos, o mylinė užsiklojo šilčiau. Geriau negu kad diržą su juos ant mylinės, jie atsigulė šalto, o kada palaidai užsiklojo, daug geriau. A kada jau kautinis puolė jau čia į rytą, jau persi jos diržą, mylinė persirinkti, mylinė užsimečiau ant pečių, nei susisegiot, nieko jau nebesusisegiau. Tai kaip palaidai, kada veržėmis, jie irgi kulkasvaidžiai, sunkieji kulkasvaidžiai buvo straukti, kadangi buvo išdavimas. Tai tiek rūbai buvo, sako, mano sukapotė, kad kada pas Vaitelį į būrį nuvėjim, bet man šuvinių davė dar apie 100 pasikroviau apkapas, aš lenkišką kulkasvaidžių Browning sistemos nešiojausi. Tai Vaitelis pažiūrėjo į mane, aš jaunas dar, jis pažiūrėjo ir man sako, nu sako jaunuolį, jei dabar tavi nenušovė, tau Dievas matyt 100 metų, sako, davė skyrė gyventi, tu nebijok, tavi, sako, nenušaus. Gatvė kaimo mažytis būrelis, pagarbiai čia pro kryžių praeis, jiems gėlėms iš darželių jiems ryti, sena motina vartuos išeis. Ir užtrauks laisvės dainą jie smagią, jiems trispalvė švytės atlapuos, ir skaitys jų veiduose kaip degė, laisvė žygiai ir aidos kovos. Aš tai buvau, reiškia, padalinio vadas. 48 metais apygardos vado Žygaudo įsakymu buvau perkeltas į Vėtros būrio vadu, kadangi žuvus vadui Vyteniui nebuvo, iš to būdų nebuvo kas vadovauja. Tai sujungė mano, kadangi aš turėjau 11 žmonių, 7 atėjo su manim, aš sutikau, reiškia, perimti vadovavimą, su sąlyga, kad, reiškia, aš pasiimu ir savo dalį vyrų. 7 vyrus su savim, reiškia, pasiimu ir Vėtros būrį, perėmiau vadovavimą Vėtros būriui. Ir tam būrį, vienu žodžiu, ir mano paskutinės kautynės vyko. O jūsų slapyvardis? Slapyvardis naudojusi pirmąją slapyvardę, kai buvo tarnybinė Vytis, naudojausi direktoriaus slapyvardę, pirmoji mano slapyvardė, tai mokinukės atpažindamos irgi sumaišė pavardį. Ir kada sakom, kad nėra, tai žiūri, kada užeina pas žmogų žiūri ir pažįsta mane. Dvi mergaitės sako, pat sako, pažįstam, sako, mūsų buvęs mokyklos direktorius. Na, jau ne, direktorius, davai, direktorius, ir tapau vienu žodžiu direktorius. Tai tam Šilinės pasidarėm stovyklą ir kai būdą taip surėmėm, jau žemėm kiek nekasim ir aplinkasim ir pylim žemėm, kad prispausti. Bet ten ne tiek žemės, kiek šitas durpės, kadangi tenais
to netoli toks visai Durpynusio gils, matyt, kad tai buvo Galė ežeras, kad ten lenda beskt, kartėte lenda gilyn baisiausia. Tai mes ten apsistojom. Ir jau prieš verbą, šeštadienį, Rimavičiuko Vidikonio kaimo parėję namo, persirengit baltinių. Jau, reiškia, sodyba. Tėvas jau buvo miręs, motina buvo tik tai. Ir prie pat to šilo buvo parėję namo, rado pusbrolis iš Rabigalos miestelio. Kilę jie motinos, skaitasi motinos brolio vaikai, tai tikri pusbroliai. Irgi slapstasi. Ateivis, 18 metų savanoris, Vyčiaus kryžiaus kavaleris, apdovanotas už vienu nepriklausomybės kovos. Jis buvo jau ką vyresnio amžiaus, kaip mes treči vaikai. Tai jisai žiūrėjo, niekur jam nereikėdavo sargybos, bet nieką vykdavo valgyti. Jisai dar prieš ausrą, kadangi ten šilsas medžiai, taip 10-15 metrų, bet nedideliai, eglės dar ne tokios aukštos, tai kad nebūtų dūmo, kad nesimatytų, tai visuomet anksti prieš aušrą užšvarė sausom malkelom, verda valgyti. Išvirdavo, viskas jau praušus keliasi, visi iš būdos eina valgo. Dabar tą šeštadienį, kaip tik tais, reiškia, prieš verbą, aš atsikėliau, dariausi mėgant, kiti nebemegoja, bet apsikloja, šilto galėti būdoja, reiškia, ir guli. Aš išėjau į lauką, sniego paėmiau, apsiprausiau ir prieinu prie to narsučio. O, sako, ankstyvus, kaip tik sako, aš jau baigiau virti. Bet viskį žiūrėjau, kaip sitė tokių po katilų, reiškia, dalyką, bet jau nebedėdo markelį išvirti, suareikis jau pusryčiai. Sako, kokia duot porcija, kadangi pirms, tai kokia lisesnė, rebesnė, sako, nesvarbu. Aš dėdėjau pabaliau, sako, dėti, sako, nesvarbu, man, sako, jaunam, viskas tinka. Aš įsiimu iš aulo, ištraukiu kariškas šakutės ir šaukštas, kad susinituotų. Paduodu jam, taip jau aušta jau, bet ar tamsu. Bet aušra jau žyvova. Ir tik tas, ei, parni! Aš grįžt, durūsai automatas atstatė. Sargybų jau vien sargybėns. Liaušis tako raina nuo ežerų, ten sargybėns, tai aiškiai stovėdavo, jebins autim sako, tai nuliaušis jau pirmiausia liks. Pasirodo, prisekto, į kur postas, viskas sargybinis buvo nudurtas. Nenušautas, a nudurtas. Gal buvo tai ir taip blogai pasakyti. Turėjom, reiškia, sargybai, kadangi šalta, turėjom vadinamas lūpus, kaip rusai vadindavo, tos kailiniai, ilgi iki pat žemė. Nors kelmi ten tokie trys juodvalstiai buvo, atsisėdė tenai su šiltu gerai. Dieną nieks negu, bet ankstytą pirms akiminsi postą. Naktį stovi prie bodos. A jau ima aušti, davai postą tą. Kailiniai jis apsigaubė, galbūt jis užmyga. Taip kitaip nebūt nudūrė. Be jokio šūvinė, kai dabar, ei, parni, aš grįžt. Adorusai atstatė automatus, viskas. Aš ginklas, tik pistoletas pas mane pridiržo. Stambesnį ginklą jau apraustis paliko atguolio, būdoj to. Tai aš aukštėliniks griuvau ir pistoletą 9 kalibro firmą turėjau. Ir pistoletą įsitraukęs, be taikymo, be nieko, kirtau į tuos rūsus.
Nu, ir jie davė iškart, pat kai aš jau užsienį egziliuodamas visą vietą, jie iš automato kirta Nasutis tas ir autokatė ir sukniuba. O man nekliuvo, kadangi aš medžiaglutams jau man jiems per aukščiai, reiškia, sėdė į paleisą. Ir aš kada kirtau į juos, 9 ar 10 šūvių aš iš pistoleto, 14 šūvių apėmė, tai apgavoj. Ir žinoma, jie irgi krita žemė, kad nekliūt. Aš pašaukau ir į būdą, kad ginklą pasigaut. O dar, kaip sakant, irgi per praktikos mažai. Reikėjo man apkabą pakeisti ir iš šono pribaudos ir vienu žodžiu jau pridengti, kur kiti šauks. Aš į vidų, kad už ginklą automatą pasigaut savo. Abu to visi triukšmus, vienas per kitą griebėsi viską. Ir čia jau matyti, daugiau prieė, pradėjo per būdą juk šaudyti. Viršui, kadangi kaip pili, žemės žemyn slenka, ridenasi. Viršui gan plonas sluoksnis, ir per tą eina. Apačioj, jau ten susidarė storus sluoksnis, sušalęs dar, apačioj nepraeina kulkos. A iš viršaus byra už kalvierę jo durpės tos, kaip eina per drasko stogą. Susilenkė vieną žodžią, to ir Marčiuks, Vokšišką Kaukaso editorėje, jisai pro duris taip išmetė ir pats lenka. Tai ką geriau, matau, prisitaikė, kai slieko, dėgdį šūlę nepaleido, jie galvo tiesiog prisimų. Ir tiesiog niuba, brolis iš kojų įtraukė atgal į būdą. Arba dar, sako, vyrė granatom. Nes granatas, į to kartu rusai metė granatą, bet puolamąją tą nebomką vadinamą, neroplėtą. O pridūrų dūmų tik privarė mum į tą būdą. Tada mes, Marčiuks, Jonas metė granatą, aš kitą ir iššokau, tai jau dviesiai iššokė. Ant kelio atsiklaupė, nematydami, jie ir paglaitės tenais viskas, gal iš kokių 5-6 metrų, tu nieko nematai jų, jeigu tai sugulė, bet mes prisiklaupė, reiškia, taip ir sėlėjom, punktukam iš automatų ir duodam, ir kiti iš. Tai štinais, reiškia, vietoj stovykloj, tai tas Nasutis žuvo ant katelo tiesiog, jau, ir Cigs. Koks jam iššokus ištika, ar kaip tenais, kai jį tiesiog už kadėrios Kalvaits, Jonas pagavęs iš kadėrios ištraukė, kad bėg iš būdos. Ištrūko įsibėlėks į pastogę lentą ir viskas tas negalėjo su juo jėgtis ir palika jį. Tai tą irgi našojo ir būdą uždegė, bėgs buvo tas. Paskui reikia pasiekti mišką didesnį. Ten buvis, kada tai matyti senovėje ežeras, tai nėra taip kokį 300 metrų, kur vienas aglaitė, kur beržiuks toksai nusūsis, kadangi ant liūdo jisai neauga. Tai o čia dais dar 3,5 žuvo, kol pasiekė mišką stambesnį. 5 iš viso žuvo. Iš kiekos? Pasirodo, išdavė to Darsučio, to Salvadorio 2 sūnus, kurie slapstėsi. Tėvą išdavė, nušovė tėvą. Jie matydavę pasilaidot ir jie šautuvus pasimeš, kad į skrebos iš pirmos dienos. Tėvą reiškia, bruko nebetė, nieka atidavė jie, pasilaidoja kapuose. Kaip baisu atrodo vis tik tas, kaip nenori, sakyk, kad tėvus vis tik tas. Ir tu parduoti, negali galvoti, kad tėvą nenušaus. Jeigu tie sako, kad mes savo tėvą nešausim, tai kaip tu išskirsi? Ir pirmasis, kas kryta, tai jų tėvus. O jie paskiau skrebus perėjo? Ant rytojo čia jiems atidavė tėvą pasilaidoti, jie su šautuvais skrebais išėjo.
baisus dalykas. Tai teko praleisti nemažai kautynių. Ant pasaulio užeiti įvairius, kaip sakant, nuotykių buvo. Paskutinės kautynės, kurios vyko Glitėnų kaimo pas gyventojai, man buvo lemtinos. Po keliai sutikau paukštelį su 4 vyrai paukštelių buvo. Ir pasakėm, kokia padėtis, kad taip čia mes išbaidyti ir ieškom jau kito miško prieglobstis. Na ir sako, tai gerai, sako, važiuojam kartu. Persikėlėm per Nevėžę, į ten Glitėnų, reiškia, kaimo vietovės, Vėsapavičių sodybą. Pasirodo paukštelis, jisai ten labai gerai pažįsta jį. Prie jo sodybos tokia alksnytė, gal tik kokį 2 hektarai ten ar biskį daugiau. Sako, vasarą mes čia apsistoję per Denoją, pagyvenam, žmonės geria vieno žodžio, viską čia. Arkliai labai išvargė, kadangi daug sniega. Pasilsės arkliai, sako, jie kaip rytą, kiek čia sako, nėra nei 5 kilometrų iki miško Skervionių. Na ir mes gerai arklius įvarėm į kluoną, neiškinkė, nieko, apgręžėm, jeigu pavojus, kai išvažiuoti. A šeimininkas, sako, vyrai, sako, dabar va taip ramu, niekur nieko, sako, kur jūs, kur kitos nešė, sako, į kambarį šieno ar šiaudų, atsigulkit, sako, pailsėsit ir sako, per dieną prabūsit ir viskas. Aš nepažįstu to žmogaus, nieko prieštarauti. Ajo paukštelis būdavo vadas. Sako, čia žmonės geri labai, sako, aš jais pasitikiu ir tikrai, sako, pasilsėkim, parbūsim. Paryčiais tas šeimininkas, jis jau mane neprašo, nors arkliai tai mano faktinai, bet jisai, kadangi pažįstam su paukšteliu, Rapštas, reiškia, jisai 1 rajono vadas. Ir jis paprašė, sako, arklę jūs paskolikit, aš noriu nuvažiuoti kalvę. Kažkur tenais kalvę jam tenais ką padarytų. Na ir paukštelis man pakėlė, jis sako, kaip prašo arklę, sako, ar toli čia, sako, netoli kokie, sako, 4 kilometrai. Sako, bet reikalas, sako, taip, sako, arkliai biškį pavargė, būt gerai, kai, bet sako, kai žmogus, jo matai, jau buvo kolūkiai ir jo arkliai buvo iš žmonių atimti. Aš neprieko priešai ir, reiškia, jis išvažiavo. Paukštelis, sako, prie Kenavų, Jebinso gaišilgiau, parduotuvės bus atidarytos, nupirk papirosų, sako, vyrams. Nu ir 2 mergaitės buvo, ir mergaitėm, sako, saldainių, sako, kilogramą. Mums, sako, papirosai basai. Nu ir viskas, tas išvažiavo. Taip jau pradėjo aušti. Įbėgo sargybinis. Kažkas, sako, girdėt rusiškų dikteriovo kolkasvaidžią, kaip eidė, diskai tie teršų šoviniai. Kažkas, sako, kaip kolkasvaidžio diskai, bariškų, sako, nuo vieškelio, kur eidė, sako, į naujienas. Nu, čia sujūdom to jau į lauką, a jau kiti jo rusai prislinkė prie tvartą. Molinis tvartas. Veiktų jau kautynės ant kiemo jau. Užsiveiktų jau susimesgė. Mes galvojom, aš tai pagalvoju ir iš karto ir paukštelis dar, kad sako, čia turbūt pasalautojai kokie. Jau gal 10 tenais ar 15 kareivių, čia sakom, tai čia baikė. Pasirodo, kad vėliau tik išaiškėjo, kad buvom išduoti
Ir jau buvo čia tais pritraukta Ramygalos, Krekenavos garnizonus, Ramygalos garnizonus. Ir iš Panevėžio dar nebuvo spėję atvažiuoti. Viskas, mums besikaunant, kautinės vyksta, mes galvome, iš sodybos mums į lauką rūks labai buvo. Tiesiog tamsu net, nieko nesimata. Saulė ėmė tekėti, rūks pradėjo iš pažemės taip jau pakilti aukštyn. Ir jau pažemė matosi, kad kojim bėga kur kas jau matosi, bet toks gartinais 30 cm tarsi pakilti rūks buvo. Nu ir duoda rusai negailėdami šaudmenų. Malą iš Kaukaso iš automatų. Kieme krinta paukštelis, pirmo rajono vadas. Man Žalinskaitė, ta medikė, studentė buvusi, atsilenka prie manęs, Broniau, sako, paukštelį žuva. Viskas, nu ir kada jis tai pasakė, tai mato mano, jau čia man buvo per ranką, per šautą, kad krūvina ranką, sako, gal per ryštą, ko nereikia, menkniks. Viskas. Ir to kartu Masiaukas Jonas su Kaukasoidžiu. Sako, Jonai, sako, iš kampo tik atsargiai, sako, iš kampo pavaryk, sako, keletą serijų į tvarto pusę. Jis vieną apkabą iššaudė, įsidėjo kitą ir pašaudė gal dvi serijais trumpas sukės, matyt pakilo, ar kaip jisai galą pakilė, jam galvoje čia kliūti. Jis sukryta, jisai irgi. Matydami, jie negali mūsų, mes prie dangos sodybos, pagal pamatus, kaip sakant, prie triobų, jie negali mūsų išmušti nuo sodybos. O mes galvojame, jeigu čia tik pasalautojai, tai mes vis tiek su jais susitvarkysim, tada neįtrauksimės. Tai jie paėmė, kadangi jau čia, sako, jau buvo 2 garnizonai, dar laukiam, gavo pastiprinimą ir iš Panevėžio vėliau. Jie paėmė, uždegė sodybas. Ėmė duoti į saugus. Viskas uždegė pirmiausia gyvenamą namą. Uždegė kluoną, kur arkliai stovėjo. Ir plie sudegė. Sudegė viskas, vienu žodžiu arkliai, viskas, mes jų negalėjom jau paimti. Nu ir jie jau rūks pakyla tai per metrą kokį, jau matosi toliau, kol kas jau statytis rūs, aš per žiūronus pažiūrėjau, pakilį nepakėlis, tą kol kas jau gal nuėmiau. Iš 10 automatinį turėjau tenai viskas. Nu ir jau čia mūsų sodyboje buvo žuvę 4-5 sodyboje tiesiog. Iš Kiekos. Ir kada pradėjom laužtis, pradėjo ten rėkti rusai, kad davai patrono, kol kas radininkai matyti. Kadangi jie negailėdami taip jau davė, šaudė, tik pritrūko šaudimenių ėmė šaukt, kad davайте patrono. Na ir tada mes, sako, vyrai, sako, bandom laužtis. Viskas atsitraukti. Na ir pradėjome, reiškia, jau iš Kilionio miško pusę. Aš nuo sodybos dar gavau jau ir į petį. Gavau koją, kojos kaulą nesutrūpina, tik sutrenkė jau per kelią. Ir čia jis, matomai, iš ampalinės granatos, matyt, sprogotų man čia iš šonai kojos irgi. Aš nuo sodybos pabėgau, praleidžiau, praėjo Marytė tenais, praėjo Žardinskaitė, tai nesužeista paskui buvo paimta. Dabar dar Panevėžyje gyveno vaitelis Aleks. Tai jis dabar, kada prisimenam tą kautinį, sako, jei ne to Bronio, tai man jis sako, būtų irgi tenais paguldė. Aš pamačiau, kad užsiorėme uglį, kaip duoda iš Kaukaso džiaug sniegas, tik tai skyla,
Aš sakiau, kad Aleksai, sako, griūk, sako, prasivaliok, praslink. Tai jis griuoja, prasivaliuoja. Sako, aš kada pasikėliau, žvilgt tabi nėra. Reiškia. Ir sako, aš tada einu tarp priekį, matau Marytę dar bėgu, sako, ir Viktoras Mažeikos, sako, aš prie jų. Ar tu, sako, ten, jis sako, aš nežinau, kur tavi. Bet nuo to, sako, vietos, kada tu man liepi, kad griūk. Kadangi užsveramau, jau viską praslink, prasivaliau jau, kad nenukirstų. Sako, aš jau kada prasivaliau tą vietą, sako, pakilau, tavi nebemačiau. Ar tu, sako, į to vietoj kritai. Aš žinau, kada man jau tos jau rankos, viskas, ta ranka jau nutirpusi, aš jau tik tas pakabinis ant ginklą galiais, jau taip pat akiloti negaliu. Ir kada gavau į plaučius, tai man davė kraujas per nosį, per burną. Aš žinau, jau man toj mintis, kad čia jau plaučiai pažeisi. Aš bandžiau sniego. Užšaldyti, reiškia, į burną kišti sniego. Bet kraujo spaudimas toks, ką pražiodo. Ir nieką aš jų šaldyti ne. Ir pasirodo, aš sąmonę tą netekau turbūt uždusdamas. Kadangi kraujas veržėsi iš vidaus, aš tai neįtraukiu į orą. Matomai, aš bent taip galvoju. Ir kai man aš atsijungiau, ir viskas. Ir po kurio laiko, kada jau sakau, jau Panevėžio ligoninėje, kada operavo, viskas vienu žodžiu, aš nejutau nieką. Didvyriai kovoja krito, perverta širdis iš krūtinio sruvo kraujas, ak, kulka žiauri. Iš krūtinio sruvo kraujas, ak, kulka žiauri. KGB nagose. Sužeista mane atvežė, gydė, operavo, viską Panevėžio, pusargybą Panevėžio ligoninėje. Operavo Girdzijauskas ir kol buvau čia Panevėžio ligoninėje, saugau pusargybą gydomas, Girdzijauskas darė visus pervežimus, visą laiką jo priežiūroj. Ką galėtų jį pasakyti, tai buvo gydytojas, matomai iš pašaukimo. Nors vėliau neteko su juo jokio bendravimo neturėjau. Daugiau kaip mėnesį Panevėžio ligoninėje gydomas, staigiai buvau nakties metus sujudimas didžiausias ir mane į mašiną, vadinamą Varanoką, ir į Vilniaus Lukiškio ligoninę išgabeno, kur buvau į palatą kartu su žydelis. Buvo ten žydas profesorius Zacharinas, chirurgas, ir dviese mes, reiškia, palatoje toj buvom. Po kelionės, kadangi žaizdos neužgyja, kelionė vis tik su ta Varanokė nėra tokia lengva. Pakilo temperatūra, gavosi pulrebėmis didelis, viskas. O Lukiškio ligoninėje mane daugiau kaip savaitę, tai pusantros savaitės, jokių perrišimų nedarė. Nedarė perrišimų, aš ėmiau duvok, kadangi buvo veriama per krūtinę plaučiai, kad aš per šautį, per krūtinę verdavau, per plaučius, kad valytųsi iš vidaus. Truputį, kaip jūs buvot sužeistas, kiek jūs žaizdų turėjot ir... Aš gavau 7 kulkus. Abu plaučiai per šautį, dešinės rankos peties sąnarys sudaužytas, čia virš alkūnės,
bet čia kaulus nesudaužysius. Kairiais kojos kelio, žemiau pasiblauzos, irgi kulkos šonus, bet viduriai nebuvo liesti, tik tas raumenis tie parai nori keisti. Visos septynios kulkos grūdė. Tas, kada patekau jau į Lukiškių ligoninę, mane nugabeno. Šities Panevėžyje iš karto neturėjau, galbūt nuo kraujo to perbėgimo, ar kaip, kad aš jokio neturėjau regėjimo. Girdžiu kalbą, visas kambarys, palata atrodė, kad liepsnos kokios, va tokia gelsva spalva. Ir jokio nei šešėlio matosi nieko. Ir kada vieną kartą, kitą kartą kraują perpylė, po perpylimo kraujo labai krečia, netenki sąmonės tiesiog. Ir kada pabudau jau po antro perpylimo, palata tokia šviesia atrodo, kad saulės tiesiog per langą saulė beria, tiesiog lenda pati saulė. Žiūrint palankiai sėdi su automatu ant kelių ruskis, uniformuotas ruskis kareivis. Nu ir aš netikiu tiesiog, kaip kad aš esu patekęs, dar man nėra nei minties. Užsimerkiu, aš galvoju, gal aš man vaizduotėj taip. Užsimerkiu, pabūnu atmerkiu, vis tiek neprapuola tas sėdirus kelias. Aš vėl užsimerkiu, palaukiu. Gal kokia, kaip sakant, jau tokia, tik įsivaizdavimus koks reikia. Prasimerkiu, vis tiek sėdi, tas neprapuola tiek tas kelias. Ir girdžiu, už galvos, reiškia, iš galų galiu, on prasnulsa. Tai tas nuo palangės, atsistojo ant grindų, prieina prie mane, aš užsimerkiau, kaip tai pažiūrė, kas čia prieja, jisai žiūrėja, aš jau taip jau, kadangi jau man regėjims grįž, šviesa tokia jau aš per vokus matau šešėlis, kai jis pasilenkęs at mane žiūri. Net iš jo spyti. Jis nuvėrė prie langą. Aš supratau, kad ne vien tik prie langą sėdė, bet ir užpakant nuo durų ir stovi arti sėdė sargybinis, kurią aš nematau. Ir paskui jau pamačiau galo kojų, reiškia, ant lovos lentelė, užrašyta pavardė. Jonas Klioris. Smulkesnėm dar kas užrašyta, aš nei matau tą. Ir dabar man, kad čia pavardė, tokia turiu mintis, kad davė man pavardę, reiškia kažkas atpažino, kad čia aš Klioris koksai. Ir man sukėlė mintį slėpti savo pavardę. Kadangi jau supratau, kad patekęs į jų rankas, čia jau man blogai. Ir dabar, kada jau čia pradėjo jau, aš jūs matau jau, sąmonę turi viskas ir pradėjo, reiškia, ateiti palatais, apsivilkė 2-3 kitą kartą jau, matomai iš saugumo matos, kad uniformuoti po halatais balsais matos uniformos yra. Ir klausinėt, kur gimis, kada gimis, kur tėvai, kas vieną žodžią, jau tokia apklausinėjimas daroma. Ir Masiauko išvežė mane į Vilniui, kada sutikau tą NKVD leitenantą, aš supratau, kad jisai jau pasakys, kas tikrąją mano pavardę. Tai aš užbėgdamas už akių, čia jau, kad sutrumpinti visą tą pasakojimą, užbėgęs už akių, pats prisipažinau savo pavardę. Ir kada pasakiau savo pavardę, iš karto
Jie jau pasirodo pagal slapyvardžias, viskas. Žinojau, kad reiškia, aš buvau dalinio vadas. Ir tu jau reiškia, buvo duota žinia matomai į Šiaulius, kadangi Šiaulių sritis čia vat Panevėžio rajonas buvo viskas, kad mane iškart į mašiną ir į Šiaulius išgabeno. Na ir kada į Šiaulius išgabeno, ten pirmiausia pasiūlė, tai buvo pelytojus, reiškia, buvo papulkininkas, ar Mašinkovas, ar Mašnakovas pavardė va tokia. Ir jisai to jau pasiūlė bendradarbiavimą. Sako, prisidirbai, tai kiek to galvoju gauti? Jis sako, blogiausiu atveju, sako, 25. Sako, 25, sako, mirties bausmė man, sako, tai išgelbėjus. Dėl to, kad, sako, aš tapau invalids po sužeidimo ir man bado mirti yra blogiau. Geriau, kad, sako, man čia Lietuvoj kulka visi saktam. Ne, mes savį, sako, nešaudysim. Nuvešim ten, kur, sako, 12 mėnesių per metus būna žiema, o kas lika vasara. Tu dirbsi, valgysi, nedirbsi, nevalgysi. Tai man sako, klausytis, sako, tai man geriau yra, kad čia sušaudyta, bet man dirbti aš negalėsiu, sako, kaip invalidas. Vat yra tau išeitis. Duok mums ryšininkus. Savo ryšininkus, kurie tarpininkavo tarp kitų viskas. 5 metus mes numetam. Tu gausi ne mažiau 25. 5 numetam. Rėmėjais. 5 metus numetam. Kur bunkeris gydydavo sužeistus. Viskas, sako, 5 metus numetam. Kur laikosi apygardos štabas. Per 5 numetam. Ir kas tau beliko, dar 5 metai. Duosim tau užduotį. Mes žinom, ką tu gali, koks savo išsilavinimas, kokį tu galėsi, kokios darbus dirbti. Mes žinom, kad nagus turi, kaip spėcas, metalo terbinėms ar viskas. Duosim užduotį, atliksi tą užduotį. Ir dovanojam. Duosim tau darbą mieste, tu kaime negalėsi gyventi, sako, mes taip greit neišnaudysim visų. Mes samduosim, sako, mieste, kad ir Vilniuje, sako, duosim darbą, viskas ir, sako, tu galėsi gyventi. Tu kada pamatė, kad aš ant to kablio neinu, aš teisinusi, kad aš nežinau vienu žodžiu nieko apie tokios dalykus. Kur teroro aktus, kur įvykdyti. Jokių, sako, nebuvo. Kadangi, kur būdavo įtartinių šnipinėjimo ar ko, pavojingi žmonės yra šeima. Aš buvau priešingas, kad žudimui tam. Dėl to, kad savo užsitrauksi didelį kerštą. Tai aš daugiausiai tremdavau. 2 kartus įspėjau, raštiškas įspėjimas. 3 kartą duoda vienu žodžiu. 72 valandos apleisk tą gyvenamą vietą. Ir negalima miestelėse valsčiuose apsigyventi, bet reiškia, į rajono miestą išvažiuoju. Jis mums nepavojingas. Ir su tuo jis, kada į saugumą kreipiasi, mato, kad reiškia, kai jūs 74 valandos, kada partizanų karo lauko teismo nuosprendis, reiškia, jums bus įvykdytas mirties bausmė visai šeimai. Tai tokie ir išvažiuodavo. Panevėžyje aš kada grįžau iš lagerio, 3 Panevėžy gyveno. Ir aš jų neaiškojau, žinojau, kad jie čia gyvena. Tai jie per pažįstam susirado mane, užėjai. Ne, jūs sako, tu dar ant mūsų pyksti.
užeit pas mus, gal ką reikia, galim padėti, vienu žodžiu, tenais pinigų tam kartu įsikurta. Gal sako, aš jau dabar dirbu, man nereikalinga. Ačiū tau, kad tu, sako, tai pasielgiai. Vien ką jau, kad jau gyvybės mums dovanoja, jei kiti sako, kaip būt sušaudė, ką ieškos. Ir antras dalykas, tu mums išgelbėjo nuo kolkozą, sako, kad kolkozą nereikėjo tik tai visą išvaryti. Ir kada negalėjai, nes nesužytarėm mes jau taip gražiuosi tuo, kad aš jau ją pardavinėsiu. Tada jau pradėjo naudoti jau. Ateina, atsiveda į sklepą tą ten po žemę tardomieji. Ateina draugai kokie, 3, kartais 4, kartais 2, nu, pašly po 100 gramų. Ir išeina, matomai ten jau kokią kavinę atkasi būdavo, kad ateina jau gerai įkaušę ir pradeda vienu žodžiu jau glamonėti. Įvairiais teko perdešti. Konkrečiai. Laimė mano tai, Lūkiški, kad aš sėdėjau, reiškia, palatose gulėjau su teistais, atlikės tardymu, kada, sako jau, kad lapidėti čia dunciai ištraukti tardymo metu visi, viskas, operuoti raumenis, ėmė gangrenuoti, numušimo. Jūsų? Ne mano, bet to jau Jokubino. Tai jis pasakė, kada jo aš jau prisipažinau pavardę, viską vienu žodžiu, kad tai toks dalykas. Sako, visi būtų baigiant bylą, akis atskajėbint, sako, tokiu atveju Bėlekos atpažins savį iš naujo visus tardymus. Labai bus sunkiai padėtis. Antras dalykas, taip sako, jei bent galvoji sakyt ką, sakyk iš karto. Jokių, sako, nelauk, kol tau, sako, įkrės gerai į užpakalį, arba kad tau, sako, dantisėms laupyti. Ir tada, jei tu įsitarsi, nors nežymiai, ką nors, tada, sako, galo nebus. Nebeturėsi ką sakyti, į vis tiek dar jie reikalaus. Dar ras priemonių, reiškia, kad tu tik kankinams įsiduodi. Išlaikyk 1-3 savaičių kančias ir, sako, tau viskas atpuls. Tada, sako, jie klaus ir rašys protokolą pagal tavo pasakymą. Taip, žiūrėk, neapsigauk, kartais, sako, įterpė jie tokių dalykų, kur, sako, nepasakyta, bet jie pagražina tau. Viskas. Bet, sako, teks kentėti. Teks, sako, pakėti. Išlaikyk, bet jei bent tu pradėsi, jie bent, sako, galvoji sakyti, sakyk iškart, kol nekankina. Jei pradėsi, ką jiems kankinti, jiems pasakot, jie, sako, reikalaus, o nežinosi, ką sakyti dar reikalaus viską. Tai va šitas man ir padėjo. Aš tą užsispyrimą ir negalvojau, kad man 4-5 savaitės daugiau mane kankina. Kur? Šiaulių saugume. Tai sakė, ne 3 mėnesius buvot? Iš Vilnius, kada pavardę sužinojo, man perkėlė į šitą, į Šiaulių saugumą. Į kiek Šiauliuose prabuvot saugume? Nu, taip apie 5 savaitės. Ir visą laiką kankino? Taip. Ir Pasakydavau ant taburetės, sienoj kablys toksai. Ir težiais ranks surakina, užlipk ant tos, kad nelipti jie užkeli. Ir to ant to kablio, ant viskas, ant grandinės, reiškia, rakytos rankos pakabinė. Jie prieina, kojai kaip duoda, išmuša iš po kojų taburetę tą. Ir tu pakimbė ant rankų. Ant retežių tų. Tas pečios sąnaris sudaužytas, jis dar pilnai nesutvirtėjęs. Jau senies ant to kabėt, bet kiek pakabėsi. Žalia akise, viskas. A kad tau lengviau kabėt būtų, tu žemės pasikipavimo pajungi paprastą elektros plėtelę. Pajungi ir pakiša po kojom. Iš karto jauti šiltin, jau jauti kaip
Likadada tumbada pada tau. Imi riest kojas. Jie turi atiguminė, tišiuminė balatė, žinoma, tokias vadalsi per padus. Kaip tu žiūrėti kojas ir per padus tau. Ne tiek padus skauda, bet kaip duoda, tai atrodo, kad vieniskutį per viršugalvį lenda kalą. Tiek, kad aš buvau silpnas, po tų sužeidimų, labai man atrodo, kad jie kažkiek mane ilgai ir negalėdavo, kadangi aš netekdavau sąmonės, atbundė, kampį pasodins ant grindų, ikla nesėdė, patamai įpilė vandenį. Nu ir pamatė, kad jau mirksė, jau viskas, nu kaip kalbėsi, ar nekalbėsi. Kas rėmė, kas vieną žodžią pranešdavo, pranešėmis duodavo viskas. Aš jau nebeišlaikysiu, tai jau pasakiau, aš jokių, jeigu daugiau būdo man iš mane reikalavėte, daugiau iš mane negirdėsit jokio balso. Ką jūs norit, tą darykit. Su manim sako, aš vieną žodžiu ir pavardės jums, nekartosiu savo, ne tik tas, ką pasakyta. Įvairiai tai daug. Pirmą kartą dėja robašką vadinamą tą ir pumpuoja orą, ima spausta. Nu, panašiu principu, kaip kad kraujo spaudimą pumpuoja ir čia. A čia yra su pompa, rankinė pompa, jau mašinams vieną žodžią. Ir tas įmė veršt. Krūtinė, pirmą kartą ant krūtinės. Plaučiai tie sužeisti, jie dar negerai dar suaugė, matomai, ką. Nu ką, iš karto į tamsiną akysę, rituliai akysę. Nu ir davė kraujas per burną, per nosį. Viskas į sąmonės ir netekau. Atbudau, klandį sėdžiu, jau vandenį vipilts, kampį pasodints, viskas. Ima klausinėti, o aš kad norėdams nepasakysiu niekad dėl to, kada man gerkliai, kad išrišta, tas kraujo tas kūnas, viskas. Nu ir, dar pakamos kiek ir tą jo kamerą išgabeno. Kitą kartą, ir vakar naktim dar didau. Atvedu, žiūriu, kad ant taburetės, ant kėdės sėdi baltų chalatu moteris. Ir čia skarytė tokia jau, tokia paraitė, reiškia, matosi, kad medikė. Kažkaip viduj tokį mano su tokius jausams prie moters gal manį nekankins. Jis tik moterį pasirodė žvėriškai taip. Išėję visi, 3 vyrai ir ta moteris išėję. Moteris už kokį gal 20 minučių grįžo. Tie gal ten beveik už valandos sugrįžo, išgėrė gerai. Ir man vėliaks rubašką ant vidurių, ne bet krūtinės, ant vidurių. Ir tą pampavimas tasai, įmė veršt, viduris svaro po grobais. Iš čia dar blogiau negu čia. Jie atrodo, kad kažkas nori ištraukti per gerklę ką, bet mezgas koksai tai neleidžia. Ima dusyt. O čia ta moteris pulsą paims, mano rankos rakintus, bet paims, aišku, už pulsą laiko. Ir kada jau man jau, aš jaučiu, kad man jau akyse jau ima žaibuot, ir toliai kažkokie darosi. Ir įraks palengvėjimus. Pasirodo, nuima tą spaudimą. Jau matomai, kad jau gali užbaigti, uždusyti. Nuima tą viskas, duoda atsikvėpti, atė. Viens iš vienos, kitas iš kitos pusės. Говорит, будешь говорить? Kada aš tyliu, arba galą papurčiau, viską, ką aš jau jokios kalbos nebus. Davai повторим. И вėl palaipsniui ima spausti. Vėliakus
Nu, kadangi po tokios sužeidimų, aš neatsigavus, kad man atrodo, kad aš, kaip sakant, tas vaikas jau man nematuojamis, bet man atrodo, kad aš greit netekdavau sąmonės. Per silpnus buvo tokiom kančiom. Nu ir žmogus daug ką gali, sako, kad tai, sako, gaivus labai sutvėrimas, bet žmogus iškęst gali daugiau. Daugiau yra gaivus, atrodo. Mirtis tai išganimas, o jau tokiu atveju, kada jau ir baimė tai, kad nesąmoningai, kad neišduoti, kad žmogus, kuris tave rėmė, slėpė ar tau padėjo vienu šitam gyvenime, kad jį nepadaryti nelaimingu iš jį ir jau šeimą, kad netaptų vienu žodžiu auka. Tai va tas žmogui duoda kažkokį liktai jėgą ir užsispyrimą, kad geriau kentėsiu aš vienas. Ką duoda, nu taip užstato kojas, eiskant to smaigalio reiškia. O, Varginant sėdėjams ką. o dantis, kur ištraukinėjo jums? Man dantų netraukinėjo. Netraukinėjo? Ne. Ta, kaip kalbėjau apie klaipėdietį, tą Jokubėną, kuriam visi dantis ištraukti buvo tardymo metu. Ir nuo sumušimo gangrenavo raumenis sėdynės. Tai jis ligoninėj pateks, reiškia jau po tardymo, po teismo. Ir pateks į ligoninę, kadangi jam raumenis tos gangrenuotėmiai apjaustė. Tos raumenis operavo. Sugedus. Man dantų negali, mane išėjo. Bet aš jau civiliai apsirengęs, pirko reikalavot prokurorą. Aš būsiu prokuroras, aš esu prokuroras. Ir toks ir toks. Sakau, dėl to, kad tardytojai, sakau, fizinės priemonės tardymo metu naudoju. Kaip pavardėjau? Sako, aš nežinau, ar šitas? Ne, sako, ne tas. Jau pakeisti skirtis ir viskas. Sako, ne tas. Taip, prieis prie mani, kur tu, sako, kaip duosnatė krampliais per nosį, į panosę, taip. Kur tu, sako, šmeižė tarybinis tardymo organas, šmeižė, kad reiškia, kad sakai, kad muša tave. Kraujas jau apsipyliau, tai paskambino, atėjo kareivis atnešė škudurą tą, kur grindis senais plauna jie. Tai su tuo apsitriniau, kareivis nuo grindų nuvalė, su juo nušluosė tą mano kraują ir viskas. Ir tas išėjo civilis. Tada tas pulkininkas prisistatė. Esu tardymo poskyriaus viršininkas, pulkininkas Dorokovas. Plykas visai, čia viskai žilų plaukų pagal sprandą tik tas jau, taip, plikut plyks. Jau taip apie 60 metų turbūt tikrai jis turėjo. Bet gan ramus toksai nesikeikdavo. Tuo tarpu, kaip kokiu keiksmažodžiu prisiklausiau Šiauliuose per tartį. Tai jis tiesiog, šlikštynės. A kas būdinga, tas Dorkovas nesikeikdavo. Galiu pasakyti, kad tai buvo nesužvėrėjęs dar. Ar jam jau nebuvo tiksla tą jau siekt ką nors, kadangi jo amžius jau toksai, jis jau laipsnių nebekils aukštyn aiškėjo tarnyboje. Ir viskas, ar galbūt tikrai dar turėjo kažkokių tai žmogiškų pradų savyje, kad tai tokių. Taip, per du kartus nedavė, reiškia, miegą. Tai nedavė mėgoti. Padirba kiek jisai, išeina, kitas ateina, atsisėda, ir neklausia, nepavardės nieko tave. Žvilgti, mato, kad užsimerksi, nespy, stok, atsistoja pas tave, sėsk, ateina koja, pastato, visų jų mada. Pastato, reiškia, sėsk ant tos maigalio. Bet kol jis eina į stalą, eina, tai jau taip, kaip sėdynė jau viski plačiau atsisėdi. Tai per du kartų jau nugriūni. Niekas irgi labai įsekinių žmogų.
Mato, kai jau tu sviruoji, nebegali, kai jau nugriūni. Buvo porą klausimų ir eisi mėgoti. A mėgoti neduoda, jeigu rytą tave paleidžia, dar reiškia 5:30 nutardama parveda. A 6 tu nespėjai atsigulti, 6 patjom. Jokių golių negali būti kameroje. Vienas to, kada jau vėliau, kada po to baigėsi tardėms, jau pasirašiau bylos jau baigimo, tą jau viską, tai įperkėlė buvo 5, aš jau 6 mane į kamerą. Tai tenais jau kiti susėdo, domeno, žaidžia, ką tu išvargis, mato, viskas pridengė, duodu numykti, kad kiek nusnausti. A taip, kad tik pamatau, kada, ką jau to, kad ir sėdėdam susimerks rinkoji, ką to jau tas metalinis duris. Kto tam spyt? Jau to ir klausė. Familija? Ne, reiškia į būrą, gausi to jau karcerę. A karcerė jau, gal kalinių tokį jau, būdavo jau, tokį pasakymą, sako, patekai ten 2 dienas baliavoji, a 3 gauni užkąsti. Reiškia, gauni 2 dieną, tai gauni 250 gramų į dieną duonos ir 3 puodukų per dieną vandens. Reiškia, jau tu baliavoji. A 3 dieną gauni sriubos 0,5 litrą, jau į 3 dieną. Tai sriubos, duonos 0,5 kilogramą, 500 gramų. Išlapi tą duoną, tai atrodo, aš dabar 0,5 kilogramą nesuvalgai duonos, bet tenais, kada nėra jokių riebalų, nieka ir jo labiau, kai tas suspausk ir vanduo laša duoną. Tai būdavo sakydavo, kad reiškia 2 dienų baliavoji, tai reiškia vanduo ir tos duonos 250 gramų. Kaip žiauriai ir kiti kaliniai buvo kankinami. Nu, įvairių. Tai, ką pats, kaip sakant, neperkentis, tai negali taip pozicijai kaip ir pasakyti. Iš kitų kalinių galima buvo tokie paminėti, kaip sakau, čia klaipėdietis, kai jam dantis ištraukė po vieną, tardymo metu dantis traukdavo. Ištik sumuštas buvo karaumens, reiškia, sidinės ėmė gangrenuoti, turėjau, reiškia, pjaustyti, operuoti. Buvo tokių, kurie pasakojo, kaip tarp durų spausdavo, traiškydavo rankos pirštus. Arba teko sėdėti gaidelis toksai, jaunas toksai labai smulkaus sudėjimo, jam reiškia batą užmovė. Ir tiek suspaudė, ten specialus batas, matykime, kad tiek suspaudė, kai jo va taip vakoja, reiškia kaulais išreikšti ir padaryta koja kaip prota tokia vienu žodžiu, suspausti viskas į tie pirštai, jau į normalų batą jam per storas tas gaunasi visus, kadangi jis viens ant kitą taip suspausti tie kauliukai ir jis sugyja, kai jis būtų operuotas, kaip išties, sako, arba kas jiems, kad tu negalėsi apsiaut ką, reiškia, turi būti gyvas tas žmogus? Dabar nežinau, neteko, sugrįžti neteko susitikti. Bet kaip jisai, toks mažo, tokio čiaplutis, kaip sako jau kaimiškai, ir tiek iškentėjus viskas. Spausdavo, reiškia, trenkšdavo koją tą apautą. Arba tiek durų verdavo, reiškia, pirštus, sutraiškydavo kauliukus pirštų. Įvairius vienu žodžiu. Būdavo, pasakodavo, pačiam mane teko su juo asmeniškai, bet atsimenu, sako, o tokioj kameroj yra toks ir toks, pavardžių neatsimeni. Viskas, kad adatas varė po nagais. Ar tiesiog bado adatomis po nagais varo. Viskas, irgi skausmus irgi yra didelis. O tokių įvairūs
ar tokių jau ten stambesnių, kaip kad vanagą kankino ar ką, tai čia jau baisu pagalvoti, ten, kad su kabliais raumens į sausgyslės trauko. Tai jie gaudavo leidimus, sankcijas, prokuratūra suteikdavo, reiškia, jiems panaudoti bet kokias priemonės. Tai buvo specialios tų jau kankintojų brigados. Ne kiekvienas tokius dalykus galėjo atlikti, daryti. Su žmogu tokios žalojimo žmogaus. Tai buvo specialios, kurios jau paruošti. Ir jiems, kančia žmogaus jiems malonumą teikia. Pavasariu alsuoja, žibuoklės tuoj paske žiedos, tėvynė pavergta daitoja, kas ją iš priešų išvados. Tėvynė pavergta vaitoja, kas ją iš priešų išvados. Į žygį rengęs brolužėliai, žemė numirdyta krauju, visur aplink mirties šešėliai, nebesitraukia jaunojų. Visur aplink mirties šešėliai, nebesitraukia jaunojų. O jie tvirtinę bijo vėjų, ąžuolai girių Lietuvos, šventai tėvynę pamylėję, narsiai už Lietuvą kovos. Šventai tėvynę pamylėję, narsiai už Lietuvą kovos. Sibiro katorgoje. Iš po teismo mane iš Vilniaus, reiškia, saugumo kalėjimo, daugiausiai perkeldavo į Lukiškes, iš Lukiškio veždavo. Mane iš Vilniaus į saugumo kalėjimo, į Gelžkelio stotį ir Stolypino vagono į Maskvos Butyrkų kalėjimą. Išvežė. Kuriais metais? Tai jau 52 metų pabaiga. Ir dabar ten Maskvos kalėjime prabuvau apie 3 savaitės. Vieną kartą buvo iššaukę, apklausinėjo, bet jo aš jau nuteistas, viskas. Ir iš Maskvos tada jau į vagonus, jau ešelonus didelis buvo. Iš kitur suvežti, iš kalėjimo vežimus į Novosibirsko kalėjimą, Novosibirske iš Klaipyną į Pirtino varė, iš tenais į Krasnojarską. Krasnojarsko mieste, prie miesto vienu žodžiu buvo didžiausia persiuntimo punktas, iš kur rušiuodavo kalinius, kuriuos į Norilską siųsdavo, kitus lagerius jau, ir atvežė mus į Krasnojarsko persiuntimo tą punktą, kur kalinių buvo virš 6000 kriminalinių kalinių. Nu tai čia sunku suprast žmogui, kriminalinis vagys, tai vagys, bet kitai tokie. Bet ten degradavę žmonės iki tiek, baisu, sunku pasakyti.
tai, ką mes nematė šitokių orgijų, kokios tenais keldavo, kadangi buvo moterų zona, už Zapritkos, reiškia, moterų zona, kur sulypė nuogos ant stogų, visokius išdarnėdavo tiesiog šlykštinės ten. A čia tie savėjai įvairiaus plaukos žuliukai, vienu žodžiu, jau vestuvis kelias su moterims. Reikia vardais vadinasi, visokias orgijas, tiesiog sakau. Pasakyti taip, kas ten vyko, tai reikia vienu žodžiu, kaip sakant, patamsių aksi, žmogaus negali nežiūrėti tokios dalykų. Ir čia išbuvom apie 2,5 mėnesio. Paskutinis etapas, kur laivai ėjo į Norilską, kadangi į Norilską jokių gelžkelių nėra, tik laivai sėdėsėjom, reiškia, gabenami buvo kaliniai. Ir mus pakrovė, reiškia, į baržą ir iki Dudinko, apie 2,5 savaitės, kol pasiekė Dudinką, reiškia. Daug į baržą patalpino. Patalpino ką, triumė, vienu žodžiu, žmonių sausakimšai prikimšta, trūksta oro, prakaituoja visi, baisiausiai. Ir kada mus išlaipino Dudinkoje, o ten reiškia, kada išlaipino iš laivų, iš baržo, ir aptverta aukšta lentinėm tvorom, aptverta zona, kur reiškia iš karto tenais, kol vagonus paduoda, paskui jau reiškia veža į Norilsko miestą, arba kadangi pakeliai dar lagerių irgi, ten rūdnikai, ten anglės šachtos irgi, vien tik tas, kai visai buvo kalinių aptarnavimą. Kaliniai ir kareiviai su savo šeimomis kiti, reiškia, a civilių žmonių tokių dar to laiko nebuvo tenais daryti. Ir kas būdinga, iš karto ant tos tvoros, ten plačios lentos tokios, ir didelėm raidėm rusiškai užrašyta: «Теряйте все надежды к жизни, кто здесь прибыл». Скисто стекло. Išrašyta, jau nelieps nuplaunu nieką. Įbaluoja tos raidės. Raidės tokios aukštumo. Viską. Ir rusiškai reiškia, kad pameskit visas viltis gyvenimui, kurie čia viską patekau jau į Kairkano lagerį, pagal vietinių ten tunguzų žodis, Kairkanas, tai yra mirties slėnis išvertas, reiškia, jei lietuviškai. Toliau buvo uždaras kalėjimas Kalargonas, tai mirties kalnas, kadangi kalnais pastatyti. Čia radau jo lietuvių, čia lageris buvo virš 4,000, šakto, anglės šaktos, ir kadangi aš daug pasižeidimais, tokiais viskas, aš sveikatą nelabai jau galėjau pasidžiaugti, mane į šaktą požemį nevarė statybose, reiškia, brigada statybų. Brigada statybininkų, tai visi daugumoj žulikėliai, kriminalinis elementas. Jie dirbti tiek nedirba. Nuveina į darbovietę, viskas, pasiima įrankis, ten reikia pamatams duobės kasti, tiek, kol yra viršininkai, viskas, sargyba užima postus, kadangi ten vėl aptverta ta darbovietė, viskas užima, o čia jau, sargybos viršininkas, būdelė pastatyta naveina, viskas, o čia pasakyta, tokie darbai daromi, duobę kasta, tenais ką, pašalas, išalas amžiams, su kirkom tom, leisiniai grumtelis tuos išalą, a tie vagys visi pasima įrankis, kol dar viršininkai jau tai ir viskas sustoja, stovi.
Aha, tie nuveina jau, jie tai palieka visus įrankis ir eina. Ugniakuris kuriame, tai šildyti prie ugniakurį, jie dirbti nedirba, niekuomet. Kurie, reiškia, jau politiniai kaliniai, turėjo ir už juos atidirbti. Politinių kalinių mažiau negu kad vagių. Tai va, norma išdirbti, bet neišdirbsi normos, brigadininkas tau neužrašys, kad tu jau normą įvykdai. Tu gausi mažiau valgio. Duonos porciją mažina, košės negausi, tik tas gausi sriubos tos ir sumažintą duonos davinį. Ir tai labai, kaip sakant, jau toks jau silpina tą. Kaip tu uždirbsi, jeigu tu vienas turi uždirbti už 3 kokios. Tos normos, kad kastuvo neįbesi, kad duobę tą iškast pamatai. Turi su kirka tą kirkuot gabalėliais pašo išalusią žemę, kad lasi su tuo nieko tai nematai. Aš atsisakiau vieną žodžią dirbti, kadangi aš pamačiau, kad sakau, ranko iš peties aš visą laiką kaip nutirpusi. Su ta padaužysi, skausmus jaučiasi. Viskas. Ir aš atsakiau dirbti, sakau, aš negaliu tokį darbą, duokit tokį lengvesnį darbą, kur sakau, o taip ne. O tas brigadininkas irgi jau žiūrėkėlių kriminalinį. Sako, aš redaktoras su man nesiskūskė, tu negali dirbti iki sančiastę, tavo palisoji tą vyno darbą. Mordovijos lageryje. 59 metais iš Irkutsko srities, iš Jonos, mus pervežė į Mordovijos vidurinę Pavolgio, reiškia, autonominę respubliką, tą SSR, Mordovijos, Mordvynų. Į čionais lageris. Tada iš visos sąjungos tik buvo vienas lageris Kazakstane dar likis, bet jis nedidelis, visus kitus lageris suvežė į Mordovijos tos miškus. Jie daugiausiai tai buvo medžio apdirbimo fabrikai. Ten iškasenų nebuvo nieko, bet tai, kad dabar jau tas buvo 59 metais, įtartinais sebebuvo, gali sakyti, kortelių sistema. Kadangi buvo paskelbta vadinamas Askuzraščiot. Respubliko reiškia pati turi įsimaitinti. Tai jų parduotuvė reiškia, kur kariškių parduotuvė, tai kariškiai tik nusipirks. A vietinių gyventojų buvo sudaryti sąrašai ir va toj parduotuvė, kitoj tu nenusipirksi nei kruopų, nei miltų, nieko, reiškia.
sąrašas yra ir tu į parduotuvę, tau priklauso tenais keli kilogramai miltų, tai makaronų, jei makaronų nėra, miltų gausi, cukraus nėra, nebūdavo, būdavo be popieriukų bambonkių, tokių saldainių, jos tiesiog gamolį sulipę būna, šitų gali gauti viskas. Nu, beveik kortelį sistema, ar tik pagal sąrašus gaudavo, ne kokios kuponus duodavo. A ten kariškiai tie, reiškia, turėjo savo atskiras parduotuvės ir pagal juo pirkdavo ir viską. Dirbau ten, baldų fabrikas buvo didelis, dirbdavo žmonės jau tam fabrike, cheminis, kur medžio klijus tos gamindavo, chemijos fabrikas, dažydavo tas lakai, visokie vienu žodžiu. Ir ten daugiausia aplink ąžuolai, ąžuolynai ir baldus daugiausia iš ąžuolo gamindavo. Bordovėje dirbau cheminiam fabrike laborantų. Nu, tenais labai nesunkus dalykas, pašą nustatyti klijuotų, kad kiek dėti tenais mačiavilos vadinamos miltelių, paskui buvo šitą didelį glikoolio, ten visas tos datas atitinkamai, reiškia, atitinkamas šarmingumą turi nustatyti. Nu, tai ašmetrė, tie vienu žodžiu, tai nieko sudėtingo nėra. Ir aš klaisus. Aš nuvėjau į pamainą, nu, 1,5 valandos atlikau. Baigiant pamainą, dar jeigu aš valandą sugaištu prie aparatūros, ir viskas. Žurnalas surašau, koks šarmingumas, viskas vienu žodžiu ir priduodu tą pamainą. Mane išgelbėjo, galbūt atvežė, reiškia, iš Maskvos statybinį kraną, eksperimentinį, kurį ruošėsi į Korėją vežti, eksportuoti, reiškia, tos kraną. Vamzdys storiausia, jisai 12 ratų guminių iš vienos pusės, 12 iš kitos, 12 ašų. Ratai, reiškia, dvigubė, toj pusė ir toj pusė. Viskas. Jis pats, kada pajungė elektrinis, pajungė vieną žodžią, tas bokštas atsistoja, tada užtvirtint turi, tokia jau varžeklis didesnis, jis tvirtinį reiškia, viduj jo lapšelis, kranistis pakyla, reiškia, į 28 metrų aukštį, kabina ten, ir jisai su valdu, reiškia, jau visą atkrovimą. Jie tenais varga negalėjo pastatyti to krano. O tu žinai, kad sako, aš galiu pristatyti tave teismui, kariniam tribunolui, ir jis gali įvesti, jums sumažinti bausmę iki 15 metų, kadangi matau buvo įvesta naujim didžiausia bausmė 15. Teismus jau daugiau neteisdavo. Bet tie, kurie mes buvom teisti anksčiau 25, to ir nešaukta. Tik teismus gali nuimti, reiškia. Nu ir man, aš vieną žodžią, aš sakau taip, aš sakau, jau viens nepastatysiu to krano. Yra, vot Laugalaitis, Zigmas, pažįstu, zemliaką savo, sakau, pažįstu, vot on brigadnik būdit. Ir vat Laugalaičiai davė pasirinkti žmonės, kuriuos reiškia, kurie 7 mus. Tai vienas Estus, 2 Latvijai buvo ir 5 mes lietuviai. Ir sako, tai per mėnesį, kad stovėtų tas kranas. Kadangi, sako, mums jau iš Maskvos špilkuoju laiks praleistas. Ir kai pradėjo statyti jo išpūto, kirtas, trosai, tai dar tie nėra taip įsitimpė, įvas toks kratėmis, drebėjimus gaunasi. Lagerio viršniks kažkoka, kapuola pripulta, šiuk. Tai tas pulkininkas galvos susikeikė ant to, kad
Von, sako, kad aviči, kad tavo kelnis, sako, kelnis pridirbati, sako, tu pasitrauk nu čia. Nieko neklausyk, viskas tu daryk. Nu, trosai palaipsniui įsitempė. Ir tada jau pradėjo kiltas bokštas, pastatėm. Tada plotyje tenais viską. Vėliakas, kada jau viskas pakyla į viršų, tada jis tas vežimėlis pakelia, nereikia lipti, užveža tave tenai viską. Vėliakas nuleidom pagulėm, gerai. Ir tas Galovas su inžinierius pašli rебята. Nusiveda į savo kabinetą darbuojantį. Viskas. Ir grafinis ant stalo stovi. Išimu sviestą. Toks aliuminis bilduks. Ir sviesto taip, gal tenais 1,5 kilogramo kokį gabalas toksai. Ir viskas. Išimu tą duonos baltos kepaliuks. Ta jau forminė duona. Ir viskas. Peilį išima ir paduoda, nu, pjaustykite, reiškia. Supjaustom mes tą 8 vyrai, viskas. Ir aš į klubą nuveinu jau, kurie buvo zonoje, kiti buvo ne aš viens pristatytis, visi buvom pristatyti mes, kurie dalyvavom. O Elugalaitį jau buvo atsidėjęs 16, be 10, be 8 dienų 16 metų jau atsidėjęs buvo. Aš dar 15 nebuvau pilnai atsidėjęs. Ir mane, kada nuveinu į klubą, ten jau su raudonų stalas, saltės raudonų išdengtas, sėdė ten tai kariškiai, karinis ir vadovas atvažiavęs. Pasirodo, jis išlaikė žodį. Charakteristiką davė, viskas, kad mokinuosi mokykloje, kad atlikom darbą, vienu žodžiu, kad nors laborantą dirba, bet pasiūstusi kitam darbais pasižemėję, reiškia viską, kad vyksta geriausiai. Tai tik tas tiek paklausė vienas papulkininkas, jau tas pirmininkaujantis teismo, ir tarėjai, irgi kariškiai sėdė, bet taip, eilinis yra kariškis, 5 jie ten susėdė. Tai kaip sako, jei mes, sako, tave paleisim, a nebelėksi į mišką, a nereiks, sako, gaudyti tavį vėliakus. Visą tai, sako, tai buvo Stalino režims, tas privertimas, sako, ait, gins. Tai tas jau vyriausia, tas jau papulkininkas, sako, kaltų jūs neieškokit, jūs kalti buvot. Ir jūs, sako, pakėlėt ginklą. Šašelis prieš tokią jėgą. Jis sako, jūs pakėlėt ginklą. Bet manom, kad jūs jau supratot savo klaidą. Priejo ryšėdė, kad įvest į naujo baudžiamojo kodeksą gali. Kadangi naujas kodeksas tik 15 metų reiškia, 10 metų man 15 lieka. Tai man dar lyga sėdėti 9 mėnesių. Dar aš, reiškia, tu jau dabaigti sėdėti. Laugalaitis iškart į laisvę, Estis vienas į laisvę išėjo, Latvijoje vienam kelios savaitės likė buvo. Aš daugiausiai man lyga sėdėti, aš jau beveik 9 mėnesius. Iš lagerio išeinant, pasirašiau ant tokios blankutės, kad reiškia man draudžiama, kad supažindint, kur aš galiu gyventi. Aš negaliu gyventi Pabaltijos Respublikose, negaliu gyventi Respublikų sostinėse sąjungos ir negaliu gyventi miestuose didvyriuose. A visur kitur, reiškia, Rusijos federacijoje visur gali gyventi. Kaliningrado sritį. Ir sulaužima be teismo, reiškia, administraciniu būdu, ir aš nepaklusiu tam jau 3 metai. Vėliaks, reiškia, be jokių teismų, be nieko gali.
Teismas, reiškia, meditacija buvo, 3 metus duoti už tai, kad, reiškia, nepaklusi tam kanavystoti. Nu ir pasirašai, kad išlaikysi paslaptį visą lagerio tos gyvenimo tarpas. Kad išbraukit ar iš savo atminties viską. Sovietų okupuotoje Lietuvoje nebuvo laukiamas. Grįžau čia į Lietuvą. Pirmiausia, aplankiau namiškius, mamą, brolį, seserį. Jie jau čia Lietuvoje buvo, daug liuose gyveno. Ir pradėjau rūpintis, kaip prisirašyti, registruotis. Žmona dirba statybose Kaune ir Raudondvario važinėjo, autobusai vaikšto viską. Ir jisai paėmė ir įsidarbino žmoną, ten paprašė, kad jis tos statybose ėmė dirbti. Ir kaip sužinojo, kai jisai Kaune įsidarbinis, jie gauna iš saugumo per 24 valandas apleisk Lietuvą. Kančios kelias dar ilgai nesibaigia. Partizanai prisikėlė tėvynei, iš nakties, iš nelaimės.